Kauno Storulis nupirko plastmasinę pintą Wolfensteino Engelmaino, kurią ištuštėjo dar iki arbitras išmetė abramžinį kamuolį viršun, kad centro milžinai dėl jo pakovotų. Kaip ta kova baigėsi, nemačiau, nes nubėgau išmyšt pirmąjį vakaro Wolfensteiną. Kaip grįžau, mane atpisęs Kauno Storulis jau gyvai domėjosi iš BMW ložės atėjusią vipinę šliuchelę su beisbolke. Kitą sykį būčiau užsišikus į įsiskandalijus, bet krepšinio spektaklis darė savo. Juo labiau, kad manim kaip sykis ėmė gyvai domėtis kažkoks džiumbras su apanuojančios komandos simbolais. Jis man pastatė dar vieną plastmasinę pintą Wolfensteino Engelmaino ir tada tas su kostiumu paprašė tylos minutės, per kurią prakaituoti milžinai tylėjo, o jis pyko ant jų.